Grupė, tiksliau duetas solo galėtų vadintis ir Piano, nes jie, ko gero, patys ramiausiai X Faktoriaus dalyviai, besilaikantis tik vienas kito ir beveik visiškai nebendraujantis su kitais. Kita vertus, jiems neįprastas triukšmingas X Faktoriaus pasaulis, mat Agnė ir Tomas labiau bardai, kamerinės muzikos atlikėjai ir mylėtojai. Tai daugiau švelnus įėjimas galbūt į žmonės, tai nėra kažkoks ryškus popsas ar braukimas labai intensyvus, tai yra tiesiog kažkas truputį įdomesnio, su deklamavimu, su žaidimu, nežinau, kaip pasakyti. Smagiausia yra tai, kad į pirminės profesionaliai dar nefilmuojamas atrankas atėjo viena Agnė, o į filmavimą Kongresų rūmuose ji jau atsigabeno dar 2 vyriškius. Kažkodėl viena neišdrįso. O gal tai buvo moteriška gudrybė, nes būtent vyriškosios giminės atstovai teisėjų buvo sumalti kone į miltus. Judu, stuobriai. Pasistatė mikrofonus pradžioje, dainuoju, paūbavau ir baigi. Padėkite jai dainuot. Atsipeikė jam sustoja. Mergina stengiasi, kankinasi ant tos kėdės, duodasi, jūs tiesiog Taip, Agnė sulaukė tik teisėjų liaupsių. Tačiau tai, ką jie atliko X Faktoriaus scenoje, buvo tikrai jautru ir tikrai neįprasta. Ir iš tiesų jūs esate mūsų kontekste visiškai kitokie. Ir štai šiandien, paskutinėme atrankų etape, solo pasirodo kiek aptrupėjusi, praradusi 3. grupės narį. Bet drįstame spėti, kad netrukus išgirsime tai, kam šiaip jau nesame pasiruošę. Ok, klausom. Chasing clouds down the river, catching birds in the sun. You have surrendered life, better hour in the deep. In the stars is your home as we gather to see you go. Flowers gather to let you know. Son of the mountain, so you see, though you are, as we gather to say goodbye until we see your face again. The seasons come, you're going some, everybody leaves in the end. Spausk prenumeruoti ir nepraleisi nei vieno video. Daugiau apie X Faktorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.